Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga, šiandien yra gegužės 2 diena ir noriu pasidalinti savo planais gegužės mėnesį. Tai gegužę planuoju siuvinėti, jau šiandien ir pasiuvinėjau vakar ir šiandien šitą darbą, tai yra mano kanalo pavadinimas. Tai pasiuvinėjau per šitas dienas štai šitas 3 raidės. Šitą U raidę siuvinėjau šiandien ir planuoju pratęsti dabar. Kai pabaigsiu filmuoti, tai yra siuvinėjamas darbas ant 28 kaunto arbata dažyto Evenwave audinio. Dažiau jį pati. Naudojama čia yra 18 spalvų ir vienos spalvos karoliukai. Siuvinėjama tik tai grynom spalvom, nėra blendų. Na ir judinsiu toliau. Ir kitas darbas, kurį tikrai judinsiu, tai yra Long Dog Sampleris Pandemic. Siuvinėjimas ant 32 kaunto baltos spalvos lino, su kuriuo dalyvauju Facebook grupėje Kryžiukų namai projekte Kryželis po kryželio. Tai atsiskaityti reikės iki gegužės 5 dienos ir nuo gegužės 5 dienos mėnesio norma bus 1000 kryželių. Tai mažiausiai tiek jis turėtų pajudėti. Tai tiek apie mano planus. Dar ką norėčiau padaryti, tai labai norėčiau pabaigti apipavidalinti. Štai šitą drugelį. Jam reikia priklijuoti kitą pusę. Labai norėčiau pabaigti štai šitą bitę kamanę. Ją irgi reikia sutvarkyti antrą pusę ir pašiaušti kūnelį ir pritvirtinti prie rėmelio. Taip pat norėčiau apipavidalinti štai šitas eglutes, nes joms irgi yra nepriklijuotos antros pusės. Tai labai tikiuosi padaryti štai šitus apipavidalinimo darbus. Dar labai norėčiau, jeigu pavyks, pasiuvinėti štai šitą nykštuką. Ir jeigu pavyks, norėčiau pasiuvinėti štai šitą drugelį. Bet kaip mano patirtis rodo, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai tokie mano planai gegužiai. Gali būti, kad bus pradėtukas, bet apie tai vėliau. Na, o aš einu siuvinėti ir susitiksime kitame įsijungime. Šiandien yra birželio 2 diena ir norėčiau pasirodyti, kągi aš nuveikiau per gegužę. Vėluoju šiek tiek pafilmuoti, todėl kad, kaip visada, kaip studentai paskutinę naktį ruošiasi egzaminui, taip ir aš paskutinę naktį dar dariau paskutinius apipavidalinimo darbus. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo apipavidalintų darbų, kągi žadėjau padaryti ir padariau, tai priklijavau eglutėms antras pusės. Liko tik paieškoti kažkokios virvutės, už kurios kabinsiu, nes buvo įdėta juostelė, bet man nelabai jinai patinka. Kitas pabaigtas apipavidalinti darbas, tai yra štai šis drugelis, priklijavau jam antrą pusę. Prie medinuko neklijavau, kadangi galvoju, kad taip bus jį galima išardyti ir bus patogiau sandėliuoti tuo momentu, kai jis nepuoš mano namų. Tai štai taip atrodo sutvarkytas iki galo drugelis. Na ir dar vienas apipavidalintas darbas, kuriam prireikė šiek tiek daugiau pastangų, tai yra štai šita kamanė iš Suzyrė jedinarogą. Tai man buvo likę sutvarkyti antrą pusę, prisiūti veltinį, ką aš ir padariau, ir sušiaušti štai šitą pūkuotą siūlą, kuris suteikia tokio labai gražaus efekto, ir prisiūti prie rėmelio. Tai galutinai pabaigta mano bitė kamanė, galėsiu ją kur nors pasikabinti. Labai prabangi, labai graži, daug visokių kristalų ir karoliukų, tai labai gražiai blizga. Na ir dabar
pabaigtukai, tai pabaigtukų turiu tik 2. Vienas iš jų štai šitą markę, kurią gavau dovanų nuo savo draugės Astos gimtadienio proga. Vežiausi ją prie jūros, ten ir išsiuvinėjau ir ten ir padariau jai fotosesiją. Tai kaip bebūtų keista, jau netgi ir su priklijuota antra puse. Tai štai toks gražus saulėlydis. Tai yra Sweet Annette ir schema, ir rinkinys. Į rinkinį įeina medinis paruoštukas ir veltinis antrai pusiai sutvarkyti. Ir schema. Siūlus reikia pasiimti iš savo sandėliuko. Na ir didžiausias mano šito mėnesio pabaigtukas, tai yra mano kanalo pavadinimas, siuvinėtas ant 28 kaunto mano pačios arbata dažyto Evenwave audinio. Siuvinėtas jisai yra 18 spalvų siūlais ir 1 spalvos karoliukais. Karoliukus siuvau toho auksinius, kur su nenusitrinančia danga, kaip nežinau kaip pasakyti. Tai labai smagiai siuvinėjasi, kažkaip pasiėmiau jį, buvau pradėjus išsiuvinėjus M raidę, L raidę, man atrodo, ir pradėjusi A, ir daugiau visą kitą išsiuvinėjau per balandį ir gegužę. Tai labai smagiai ėjosi. Dabar beliko sugalvoti, kaip aš norėčiau jį apipavidalinti ir galės kartais papuošti mano filmavimus. Tai tiek apie jį. Viso jame buvo 8645 kryželiai. Vien per gegužę išsiuvinėjau 6931. Tai tiek. Pereikim prie procesų. Vienas nedidelis mano procesas, kurį taip pat pajudinau Palangoje, tai yra Mill Hill nykštukų serija, tai nykštukas su žaisliukais. Tai pasiuvinėjau čia apačioj, pabaigiau žalius atspalvius ir šiek tiek va šitoj srity taip pat pajudinau, išsiuvinėjau jame nedaug, tik 176 kryželius. Iš viso dabar yra padaryta 27% darbo. Jame yra 19 spalvų siūlai ir 8 spalvų karoliukai. Viso jame yra 1457 kryželiai, liko 1064. Bet labai gali būti, kad jis bus siuvinėjamas tik tai tada, kai aš esu ne namuose, toks kaip mano kelioninis procesas, ar aš eisiu kažkur tai į gamtą pasiuvinėti, ar kažkur tai važiuosiu, tai manau, kad vešiuosi jį. Tiek apie šitą darbelį. Dar vienas mano nedaug pajudintas darbas, tai yra iš mano šitos drugelių firmos Dachnavienė serijos, tai štai toks drugelis, jame išsiuvinėjau 468 karoliukus ir išsiuvinėjau štai šitą sparną. Siuvinėjamas jisai yra ant plastikinio paruoštuko permatomų siūlų 7 spalvų karoliukais. Tai aš kai pasiimu, tai labai smagiai einasi, viena nedidelė smulkmena, reiktų dažniau pasiimti. Kas man jame labai gražu, tai yra, padarysiu, pabandysiu neišpilti. Štai šitų juodų matinių ir štai šitų įvairias spalvių, pagrindė mėlyno, bet įvairias spalvių karoliukų derinys. Labai jie gražiai tarpusavį dera ir labai gražiai atrodo. Dar vienas mano nesiuvinėjamas, bet kitokio mano hobio darbas, tai yra štai toks kaklo vėrinys, čia jau šiek tiek yra ir užvyniota. Tai čia yra pusė jo. Labai gražiai čia dera
žali matiniai karoliukai ir tokie geltoni, auksiniai, blizgantis, nežinau kaip pasakyti. Na, aišku, filmavime nesimato, gyvenime atrodo gerokai gražiau. Tai čia yra pusė. Bandysiu pabaigti, pažiūrėsim, patestuosim, kaip nešiojasi kaklo papuošalas. Tokia technika padarytas. Ką pasiuvinėjau dar? Dar pajudinau šiek tiek savo naujametinį namuką, tai čia išskyrus karoliukus šita siena yra pilnai pabaigta. Tai šitame darbelėje išsiuvinėjau 1288 karoliukus, dabar yra beveik 12% darbo. Viso jame yra, atrodo, nedidelis namukas, bet 19 698 kryželiai, tai beveik 20 000. Ir man liko 17 732, naudojama 14 spalvų siūlų ir 2 spalvų karoliukai. Tai karoliukus, kaip ir praeitame namelėje, siūsiu jau tada, kai išsiuvinėjęs visas detalės, jas siūsiu visus vienu kartu. Siuvinėjimą ant permatomos plastikinės kanvos ir tai yra panos rinkinys. Tai labai smagiai einasi, kai pasiimu, tik tai bėda, kad darbų turiu tiek, kad neišeina pasiimti taip dažnai, kaip norėčiau. Tai tiek apie jį. Dar vienas labai nedaug pasiuvinėtas mano darbas yra Just None Christmas Butterfly Ornament, siuvinėjimas ant natūralios spalvos 28 kaunto lino. Tai bus tokia nedidelė pagalvėlė. Aišku, audinio visiškai netaupau, tai įsidėjau tiesiog kažkur tai per vidurį, o pasirodo jis yra tik tokio dydžio. Čia yra pirmos pusės dalis. Tai va čia jau pradeda ryškėti, kad čia bus drugelio sparnas, čia bus 4 tokie drugeliai ir vienas siūsis šarmas drugelis va čia į pagalvėlės vidurį. Tai čia, kai pabaigiau savo kanalo pavadinimo siuvinėjimą, pasiėmiau tą vakarą ir išsiuvinėjau jame 135 kryželius. Bet supratau, kad tai yra ne tas darbas, kurį tą vakarą noriu siuvinėti, tai persijungiau į kitą, paskui parodysiu į ką. Dabar šiame darbe yra išsiuvinėta 30,5%, viso jame yra 1714 kryželių, liko 1191, taip gerai atsisėdus, realiai tai vienas vakaras. Na, bet juda kaip juda, kažkiek juda ir gerai. Tai tikiuosi, kad irgi dar kažkada tai pajudinsiu, nebūtinai birželį, bet kažkada. Dar vienas darbas, kurį pajudinau šitą mėnesį, tai yra mano kas mėnesį judinamas darbas Longdog Sampleris Pandemic. Išsiuvinėjau jame 1011 kryželių. Dalyvauju su juo Facebook grupės Kryžiukų namai projekte Kryželis po kryželio. Šio gegužės mėnesio norma buvo 1000 kryželių, tai 1000 ir yra. Pagaliau perkopiau 50%, dabar yra 51,10% darbo. Viso šitame darbe yra 79 224 kryželiai, man liko 38 736. Siuvinėjau ant 32 kaunto baltos spalvos lino vienos spalvos DMC siūlų, tai yra Twilight, jis yra nuo mėlyno per violetinę pereinantis į juodą. Siuvinėjau štai šitoj vietoj, dabar bandysiu pakilti ir atrasti viršutinį kairį kampą. Ir tada taip po truputį judinsiu į dešinę. Tai birželio mėnesio norma bus 1500, tai tiek mažiausiai kryželių turėsiu išsiuvinėti birželį jame. Dar vienas mano pajudintas darbas,
su kuriuo dalyvauju taip pat Facebook grupėje Kryžiukų namai projekte Burtai. Tai yra mano Lietuvos vėliavos kvakeris. Tai siuvinėjau štai šitoj vat vietoj, čia vat kiek matosi, norma buvo, nebepamenu kiek ten 1000 kažkiek tai kryželių. Išsiuvinėjau jame 1232 kryželius, dabar yra trečdalis darbo, 33,5%. Tai judinsiu jį ir toliau. Kažkada tai viso šitame kvakeryje yra 45 581 kryželis ir liko 30 354 kryželiai. Siuvinėjau ant 35 kaunto baltos spalvos lino, 3 spalvų siūlais, kokių spalvų galima matyti štai čia, nes šitie siūlai visada yra pas mane čia užkišti ir aš visada turiu juos po ranka, galiu tiesiog pasiimti rėmelį ir eiti. Viskas, ko man reikia papildomai čia, tai būtų tik žirklės. Tai tiek apie jį. Pradėtukas mano gegužės mėnesio ir, nepabaigtukas, bet beveik. Tai yra štai šitas mano Nadežda Nagorna autorinė schema, siuvinėjama ant žalsvos spalvos 28 kaunto Evo. Vadinasi geltona tulpė, taip ir atrodo. Išsiuvinėta 4514 kryželių, kas yra 73,5% darbo ir čia liko tik backstitchas. Tai backstitcho liko pavertus į kryželius 1630, viso jame yra 6144 kryželiai, iš viso yra 39 spalvos ir 17 blendų. Pernai siuvinėjau violetinę tokią tulpę, jinai jau kabo mano draugės namuose. Šiemet ta pati draugė gaus šitą tulpę, kitais metais labai tikiuosi, kad gaus trečią. Audinį jau turiu visom, bandysiu, jeigu pavyks, ir įrėminti tokį patį rėmelį, nes labai tinka prie šito audinio. Tai labai tikiuosi artimiausiam dienom padaryti backstitchą ir atiduoti rėminti, nes atidavinėsiu šitą rėminti darbą ir puokštę, kurią rodžiau, pabaigta balandžio mėnesį. Nes abu šitie siuviniai bus padovanoti. Tai tiek apie jį. Na ir pagaliau užsitraukiau savo seniai nesiuvinėtą, bet labai mėgstamą darbą, labai pasiilgtą darbą. Tai Dimensions rinkinį, kuris nebegaminamas, Dollhouse Tea Party. Tai siuvinėjau štai šitam kampe, pilnai uždariau visą šitą kampą, buvo čia kur pasiknisti, čia šitoj pagalviai tai buvo kryželių maišalinė, bet aš ją įveikiau, tai dabar yra šiuo metu jame išsiuvinėta per šitą mėnesį 5765 kryželiai ir tai yra 46% darbo. Artėju iki pusės. Siuvinėjau ant rinkinyje buvusio 28 kaunto mushroom spalvos Evo. Iš viso yra 41 spalva plus 3 blendai. Ir šitam rinkinyje yra 27 869 kryželiai, man liko 15 059 kryželiai. Tai paskutinę savaitę nepaleidžiu šito darbo iš rankų, labai man smagiai dabar einasi, tiesiog mėgaujuosi kiekvienu kryželiu. Tai labai tikiuosi šiandien meškiukui išsiuvinėti galvą.
Na ir paskui žiūrėsim, ką siuvinėsiu toliau, nes čia yra namukai, kas yra labai paprasta, tai yra labai, sakykime, tokie dideli plotai kryželių ar kad ir pusinių kryželių, bet, ta prasme, logiški tokie neišmėtyti, ne taip kaip čia, nes čia tai teko pavargti šiek tiek. Šitie ploteliai tai gerai siuvinėsiu, o čia tai buvo labai gerai, kad buvo galima persijungti iš tų tokių maišalinės, kartais pailsėti iš tai šitą plotą. Tai nežinau, ar backstage'ą darysiu iš karto, ar darysiu tada, kai išsiuvinėsiu visus kryželius, bus matyt. Kaip minėjau, mėgaujuosi kiekvienu kryželiu. Tiek apie mano gegužės mėnesio pabaigtukus, apipavidalintus darbus ir procesus. Turėjau vieną pradėtuką, pirkinių nebuvo. Jums linkiu lygių kryželių, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų ir nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą, jeigu jums patinka tai, ką jūs prieš save matote. Iki kitų susitikimų kitose video.